Sveiki visi, Vilnius skaitytojai ir žiūrovai. Tęsiu savo rubriką Didmiesčio skonių su Urte by Čiop Čiop. Ir šiandien šią dar saulėtą gražią rudens dieną mes pasikalbėsime apie sūrius ir dešras. Sūrių ir dešrų pasaulis yra be galo platus. Skaičiuojama netgi 1775 oficialiai užregistruoti sūriai ir daugiau nei 1500 užregistruotų dešrų. Taip, netgi aš turiu 2 knygas enciklopedijas, kurios būtent ir, parodo, kad iš tikrųjų tas pasaulis yra be galo platus ir įdomus ir galima iš ten visko naujo sužinoti ir paragauti be abejo. O kaip ir maistas, kaip ir, mada, turi savo tendenciją. Kaip jau minėjau, sūrių pasaulis yra be galo platus. Ir tokie vieni iš top sūrių yra turbūt jums iki skausmo pažįstami, kaip parmezanas, pekorino, gauda, čederis, mančego, mozzarella. Bet būtent ką šiandien aš jums noriu parodyti, gal jūs jau žinojote tokį sūrį, tai yra burrata. Burrata yra itališkas sūris, kuris kilęs iš Apulijos regiono. Ir jis yra, mozzarellos giminaitis. Būtent burrata sūris susideda iš mozzarelinės dalies ir į vidų grietinėlinio įdaro. Kitaip tariant, jeigu jūs įsivaizduotumėte bandelę, kuri yra su grietinėlės įdaru, tai būtų panašu. Tik tai tiek, kad vietoj tešlos būtų būtent mozzarellos pagrindas. Mano mėgstamiausias žurnalas Food and Travel taip pat naujausiam sezonui rekomenduoja burrata salotas. Tai mes ir pabandysime iš arčiau susipažinti su šituo sūriu, pajusti jo skonį, ir skaniai pasigaminti labai lengvas, greitas salotas, kurios tinka visiems, net ir sportininkams, nes šitas sūris turi beprotiškai daug baltymų. Taigi mes turime būtent burratos rutuliukus iš Apulijos regiono, iš kur burrata ir kilusi. Kaip matot, mozzarellinis pagrindas ir viduj grietinėlė. Turime šviežios ciabatos danelės, čiobrelių, taip pat mėtų, druskos, pipirų. Taip pat naudojame aliejų iš Apulijos, iš lygiai to pačio regiono. Ir taip pat naudojame saulėje džiovintus pomidoriukus, irgi iš to pačio regiono, kurie yra tame pačiame aliejuje. Tai gaminimas yra beprotiškai paprastas. Pasiėmame šviežų burrato sūrio rutuliuką, jį gražiai išskirstome, gardiname čiobreliais, galite be abejo naudoti baziliką, kas yra įprasta, galite rinktis kitus žolelinius prieskonius, tiesiog ką mėgstate. Burrata sūrį iš tikrųjų reiktų suvartoti per 24 valandas nuo jos atidarimo. Vilniuje jį galite įsigyti itališko skonio parduotuvėlėje, itališko skonio gurmanai. Ir ten galite įsigyti ir aliejų šitą, ir tą sūrį. Kiek man žinoma, jie vežasi kas 2 savaitės šviežiai iš Italijos. Tai mėgstu pauostyti visada ir paragauti aliejų. Šitas aliejus gaminamas iš alyvuogių ir viskas mechaniniu būdu. Labai gavęs daug apdovanojimų. Tai ne veltui turbūt, nes beprotiškai gero yra aromato bei skonio. Tai juo gardiname burratą. Gardiname druską. Aš labai mėgstu Maldon druską, tai daugiausia ją ir naudoju pipirais. Realiai ir tokį patiekalą jau galėtumėte valgyti. Bet be abejo, ir dėl spalvos, ir šiek tiek skonio mes panaudosime pusiau saulėje džiovintus pomidoriukus, taip pat iš šito regiono. Ir be abejo pasipjaustame šviežios ciabatos. Nors iš tikrųjų aš labiau gal net mėgstu ir ją plėšyti. Pasigaminame pačias gardžiausias turbūt salotas pasaulyje. Rekomenduoju jas patiekti su primityvo dimondūrija. Aišku, galite ir su kokiu lengvu vasarišku išbandyti, bet tiesiog paimame šiek tiek plyštančios
Na, iš tikrųjų, kaip ir patys matote, šis sūris ne veltui vertinamas visų geriausių šefų, nes jis iš tikrųjų yra beprotiškai skanus. Pajustumėte tikrą skonį ir gerą skonį, jums svarbiausia kokybiški ingredientai. Tai būtent šviežias sūris, geras aliejus, geras maistas ir gera nuotaika. Tai nuotaiką jūs rasite pas save, o būtent šių itališkų produktų galite įsigyti itališko skonio gurmanų krautuvėlėje Ogmijos mieste. Tai ačiū jiems, kad jie veža tokį gerą sūrį mums į Vilnių.